Sveiki, taip esu šiek tiek įdegus. Šitas klubelis labai patiko, Beach Club. Vadinasi Mojito. Labai gražiai atrodo. Muy hermoso. Keliaujame į savo vakarienę. Pas savo draugus užsakėm staliuką. Sakė, kad iš jų labai gerai matosi saulėlydis, tai lėkiam tenai visi išsipustėm. Va, kaip matot, kiek čia išsipustėm. Saulė įdegė ir lūpos padažė ir tiek. Tai va, bet visi balti. Nusprendėm varyt, nes labai fainai, aišku, atrodo šiek tiek tokiais įdegusiais kūnais. Jau gal net ne šiek tiek įdegėm, tai normaliai, nes buvo diena toksai kaip ir, nežinau, apskritimas ant saulės ir paskui pasižiūrėjom, kad tenai, kai susidaro ledukai viršui, tai radiacija labai pakyla ir saulė pasidaro dar kaitresnė. Tai matosi, nes šiek tiek laiko ant saulės praleidau ir jau visai įdegus vaikai irgi taip normaliai jau įrudo. Gerai, kad mes buvom šiek tiek jau rudesni, tai neįraudom, o įrudom, nes vaikų tik tai dupcės baltos šviečia dabar, bet neįraudo, nieko neskaudės jiem, nes jau šiek tiek saulės gavė ir buvau dar kremais patepus, bet tikrai saulė labai kaitri buvo ir tą apskritimą pirmą kartą gyvenime mačiau. Va, kaip atrodė viskas, Adrija nufotografavo. Taip įspūdingai, net kažkiek išsigandau, nes tikrai nebuvau mačius. Oi, kokie mielučiai, patys rankom susikabino. Mėly vaikai, kaip pažiūri šono. Hermoso, qué hermoso. Or you can order a romantic dinner for two. Watching the sunset and watching the ocean. Look at that. Hola. Gracias. Na, štai draugai, kur mes atsiradom, Alma Bar. Čia mūsų vakarienės vieta. Nuostabu. Taip vadinasi kokteilis. Nematau, parodyk. Flamingo. Flamingo? O čia? Parodyk.
Aš nematau. Pina colada. Na, va tas kokteilis, kur tu gėrei. Patiko? Čia pina colada. Mojito. Na, irgi toks kokteilis. Bet tu jo negėrei dar. Taip, skanus. Gal paragausi? Estamos. Wow. Chocolate is okay? Good morning. Yes, yes. From paradise. Best place ever. Breakfast just on the beach. Okay, ¿qué tal? Dígame. Vamos. Vos que es un vegetariano, ¿no? Un omelette. Sí. Omelette Sí. style. ¿Vegetariano? Sí. Yo voy a querer unos chilaquiles. ¿Cuál pica menos? ¿Rojo o rojo? Ah, bueno. La diferencia de que el verde es más sour y el rojo es dulce. O sea, dulce no. Are you kidding me? This is called chilaquiles. Chilaquiles. Wow. Looks like Chilaquiles. nachos. It's a very traditional Mexican breakfast. They have eggs, they have this tortilla, they have some sauce. I choose the green one. Is it spicy? Cream, cheese, tomato. No, it's not spicy. You can find the spicy, of course, but today no. This is not. Salud por la familia. Let's go.